Sveiki, sveiki, labas rytas. Ankstyvas rytas ir mes su Arūnu varom į Ameriką. Hello! Labas rytas, Irmutė. Pasiruošus? Labai. Kada nuėjot miegot? Vėlai. Kada? 4. Jau matai, nemiegosit visą kelią. Iš karto. Ir galvoju, tuo laiku ir toj būsi New York'e. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York. I want to wake up in a city that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the heap. Sako, ką veiksi? Sakau, keliausiu. Sako, kur kokia stotelė? Sakau, Las Vegasas. Kur nakvosiu Las Vegase? Anywhere, it's up to you. New York, New York. New York, New York. I want to wake up in a city that never sleeps and find I'm a number one, top of the list, king of the hill, a number one. These little town blues are melting away. Adidas sportbučiai. Atsiminsiu. Maikė žalia, ne Adidas. Dabar jau atsiminsiu. Ne tam pačiam kambarį gyvenam. Jo, nespėjau susidaryti. Laikais kėlėmės. Oh, you recording me? Yes. All right, I'm going to sue your company. Oh no! How we make you the star, you make more money. Yes, yes. You need to tell how much percent they gonna get if we can cross. That's right. 15? I'm going to, I see my manager now. Walking through a crowd, the village is aglow. Kaleidoscope of loud heartbeats, undercoats. Everybody here wanted something more, searching for a sound we hadn't heard before. And it said, welcome to New York. It's been waiting for you. Welcome to New York. Welcome to New York. Welcome to New York. It's been waiting for you. Welcome to New York. Welcome to New York. It's a new soundtrack. I could dance to this beat. Forevermore. The lights are so bright, but they never blind me. Bruklino tiltas sekantis takelis. It's been waiting for you. Welcome to New York. Welcome to New York. When we first dropped our bags on apartment floors, took our broken hearts, put them in a drawer. Everybody here was someone else before, and you can want who you want. Boys and boys and girls and girls. Welcome to New York. It's been waiting for you. Welcome to New York. Welcome to New York. Welcome to New York. It's been waiting for you. Welcome to New York. Welcome to New York.
Garsiai, keeps you parodykit. guessing. Like any real love, it's ever changing. Like any true love, it drives you crazy, but you know you wouldn't change anything, anything, anything. Welcome to New York. It's been waiting for you. Welcome to New York. Welcome to New York. Welcome to New York. It's been waiting for you. Welcome to New York. Welcome to New York. Turukas kažką labai skaniai valgo. Visas patenkintas. Arūnas, tą patį aštrieką. Oh my goodness. Vien jau kaina, iškart pasako, kas Ne apie viską, gali sakyti nieko. O, Tuoj bulvių net bus. Amžių niekada nebus per daug. miega ir Mutė, aš, Diana ir Miglė. Štai koks fainas vaizdas. Bakas. Pačiu metu. Tikrai. Grew up in a town that is famous as a place of movie scenes. Noise is always loud, there are sirens all around, and the streets are mean. If I can make it here, I can make it anywhere, that's what they say. See my face in lights, on my name a marquee's found down on Broadway. Even if it ain't all it seems, I got a pocket full of dreams, baby, I'm from New York. Concrete jungle where dreams are made of, there's nothing you can't do. Now you're in New York. These streets will make you feel brand new. Big lights will inspire you. Hear it for New York, New York, New York. On the avenue, there ain't never a curfew. Ladies work so hard. Such a melting pot on the corner selling rock. Preachers pray to God. And the gypsy cab takes me down from Harlem to the Brooklyn Bridge. Someone sleeps tonight with the hunger for more than an empty fridge. I'ma make it by any means. I got a pocket full of dreams, baby. I'm from New York. Concrete jungle where dreams are made of. There's nothing you can't do. Now you're in New York. When the city stops transforming, the city dies. We felt this was a building that had to be built to spark a revival. We took the leap. One Vanderbilt was our opportunity to put our mark on the skyline. This was a building built by New Yorkers for New Yorkers. There was nothing that was going to stop us. One Vanderbilt will forever be ingrained in the fabric of New York City. This building
Ir skrisim dabar. Čia jau Mes kyla, matai, kylam. jau krentant ausų. Aha. Gal tikrai tai dės. Bet net nesijaučiu. 50-60 aukštas. Skridom į kosmosą. 91. Nieko nematau. Parodys. Kiek nedaug žmogui reikia, tik tai skraidžiančių balionų. Ir jisai laimingas. Šitaip vadinosi vieta, kur mes buvom. Kadangi nežinom pavadinimo, radom čia Maikį filmuoti. Sveiki, mes Las Vegase. Welcome to Las Vegas. Žiūrėkit, čia šiaip yra stotis. Ir iš karto išlipus iš stoties žaidimų aparatai. Kaip į mūsų mašinytę, kurią išsinuomavom. Eik tu savo. Sakėm, nereikės mums hotelių, miegosi mašiną šitoj. Wow, prašom, pademonstruokite. Eik tu savo. Ta prasme, tik 3 milės pravažiavus. Jo. Mes esam kur? Kur mes esam? Vėliau prasideda mūsų nuostabi kelionė. Las Vegase ir mašinai kokioj. Fordas kažkoks? Chevroletas. Ne, lyg tai Fordas. Ar čia Fordas? Jo. Čia ta buvo Jo. Sakė, pasirinkite ar tokios, ar norite truputėlį senesnės 23 metų, ar naujesnės. Pasirinko naujausią. Žodžiu, turim puodukam pasidėti čia visokių reikaliukų. Kristinutė paklausė pas Renatėlę, ar lašinukam stalas irgi pavjaustyti yra. Nu, man atrodo, kad mums čia bus kur pasipjaustyti. Dabar mes važiuojam dešinę pusę. Jo, dešinę pusę. Labai gerai atrodo. Wow.
Urvytė su skūrelėm. Fantos nėra. Gal nepopuliari čia fantė, nežinau. Nu, aha, pasakom, kaip skanu. $9. Už visą šitą. Nice. O, kokie burgeriukai gražus. Skanaus. Jo. Skanu, jums skanu? Visai skanu. Einam. Skaniai pavalgę. In and out. 4 valandos 9 minutės. Amerikietiškas tokios kaip filmuose. Geriausia buvo taip parašyta išalkai, artimiausia 50-ųjų metų stiliaus pavalgymo vieta už 90 minučių. Visai nedaug, tik už 90 minučių. Nuostabu. Prašom nusišypsoti į kamerą. Oi, aš turiu stebėti kelią. Tipo vairuoji. Galo, Saša. Outside of this one church town, there's a gold dirt road to a whole lot of nothing. Got a deed to the land, but it ain't my ground. This is God's country. We pray for rain and thank Him when it's falling, 'cause it brings a grain and a little bit of money. We put it back in the plate. I guess that's why they call it God's country. O, žiūrėkit, kaip Renatėlė man plauna langus. Nuostabu. Ačiū, Renatėlė. Nuostabu, kai $10 pasiprašysite. Bus čia. Aha, nerinku tau $10. Sakys, $10. Ups. Short bill brakes so that they can make a Chevy slow down. And I just ride midnight, sorry, my turn goodbye round. Bloody Marys and aspirin don't give a hang, oh, one hell of a fact. But my remedy for handling the hands of time. You sing Hollywood nights, even losers get lucky sometimes. A paradise by the dashboard light, now I'm just fine. I'm doing alright. We ain't as young as we used to be. We're young and hot. It's so easy when you listen loud guitars and words that rhyme. A hand on the hands of time. My go-to game day jersey's always Carolina blue. When I need to find forgiveness, I find a little small town church pew, yeah. After work, I like to put my elbows up on a bar. And girl, I turn to the speakers when I need to speak to this old heart. And it's a back to black, show me all night long. Could you be love, redemption song? Looking back, home sweet home, I'm where I belong. Ain't nothing wrong, yeah. We ain't as young as we used to be, but young at heart. It's so easy when you listen loud guitars and words that rhyme. Hand on the hands of time. Hands of time. O, mentolio kiek. O. Nuodų? Saulis, Saulis. Nenori gauti. Vytautė, čia nuodų darai? Nuodų? Ką tu darai? Man tai nereikia, ačiū. Eik tu savo, į akis privari. Kaip aš vairuosiu dabar? Pabaigsiu.
Gerai, kad akinius susidėjo. Bet jeigu tu nori, Vita gali apsigalvoti visą laiką. Vytaute, prašom, pakomentuokite, kur mes čia atvažiavom. Atvažiavom į Sekojų parką. Tai yra didžiuliai raudonmedžio medžiai. 100 000, nežinau, metų senumo. Ir čia yra General Sherman Tree, kas yra pats sunkiausias medis pasaulyje. Tiesiog jo masė yra tokia labai tanki mediena ir jo. Tai vat mes einam dabar jo pamatyti. Tokie tie raudonmedžiai raudoni. Na, kaip prapjauni. Tai jeigu lytų, tai būtų raudonas. Oho. Išdidėjo. Iki dangaus. Iki dangaus. Mes, pavyzdžiui, dirbom daug metų atgal visus baldus iš raudonmedžio. Nu. Tai visiems stalėm iš akių kraujuotos akys. O! Jo, kurie dirba su raudonmedžiu, kažkoks įsiskiria ir raudonuoja viskas iš raudonmedžio. Ja atsimenu, kai gaminom irgi tačiau, tai tie kalėjim, tie piniai, jokių peisų nereikia nieko. Sau. Selfio neina pasidaryti. Artūras, kur jūs? Gerai, tuo ateinam. Va, kokia trijulė. O, Dieve. Gražuoliukas. Storuliukas. Oi, maladės. Facebooką pasidarys. Tinka. Kiek suprantu, tas video sumontuotas bus kitų metų birželį. Tau reikės dar vienu atostogų. Jis nuvežė mus čia pasivaikščiot ir dabar atvažiavom čia į šitą parkingą ir dabar grįžėm į savo. Labai gerai. Ačiū. Aš bent jau taip Ačiū, Vytaute. O ką mes be tavęs darytumėm? Nes mes prieš tai prapūtumėt ir tų Shermano visų medžių. Tikrai. Visus turim 6 klientus. Kuris dabar ten vairuoja, Sauliukas? Jo, šiandien jo diena. Čia mano sriubytė, čia mano meilės teikutis, Simonytės, nežinau kas čia, Renatėlė papasakoja, ką čia valgo. Šrimps. Ai, noriu sakyti, kur tu juos matai? Pamačiau. Načios. Načios, va čia yra načios. Čia yra načios, okei. O čia va yra Spicy mango. Chicken mole, oh my goodness, skanaus, Su wow. ryžiais, binsais. O pagrindinis molė tai yra padažas su juodais pupelėm ir šokoladas. Kristinėlė labai skaniai. Laukia bulvyčių, dar sakėt, ne? kukulių sriuba su daržovėmis, tiesiog sriuba labai Nuostabu, tiesiog nuostabu. O čia yra takos su beef, tada yra enchiladas su chicken ir stuffed pepper, kurio aš vis tiek nematau, turėjo būti kažkoks pipiras, bet čia kažkoks blynas, nesuprantu, kas čia yra. Su kiaušiniu iškeptu ant viršaus. Oho. Ir visa marmaliuzė. Remigijus pristato savo patiekalą. Chicken Colorado. Chicken Colorado. Su Gražiai čili, bet tas atrodo. čili nespaisi. Visiškai nespaisi. Labai skanus. Čia kaip lietuviškai būtų guliašas. Vienytė radai ką valgyt. Papasako, ką radai. Ir daug sriubos. Buvo likusios labai gerai pomidorų sriuba. Nuostabu. Ryžiai. Kas čia? Mutė davė žuvytės iš savo sriubos. Va čia visiškai vegetariškas patiekalas. Gitutės. Mexican salad, prašom parodyti. Labai skanu.
Oho. Ten kuo toliau į dugną, tuo daugiau visko atrandasi. Wow. 3 enchiladas, tai yra 3 blynai. Ir juose aš pasirinkau beef, minced beef variantą. Su ryžiais ir trintais beansais, kas labai meksikietiški. Ir mutė? Mano žuvies ir krevečių sriubytė, tokia gan aštri. Gan aštri. O kaip jums tinka tas aštrumas? Labai. O, nu nuostabu, tai skanaus. Taip, pavalgėm va šitą meksikiečių restorane, apsivalgėm ir važiuom toliau. Okay, tau kokie maštabai jie čia sėja. Jie gauna tą estradą. In the middle of nowhere. Vienas apetitas ir prašyti parlamentą paslaugas. Esam pačiam karščiausiam planetos taške. Amerikiečius pusėmis čia, šitas pasirodo yra sausage. Aš sakau sausage, sakau, kodėl čia ne sausage. O tai like tikra sausage iš dešrelės padaryta. Very nice. Kaip nuotaika čia tokiam šitoje aplinkoje? Labai gražu, nepaprastai gražu, bet nepanašu į Žemę, panašu į Marsą. Mūsų hebrytė. Kaip jūs jaučiatės, pasakykite, prašau, šitoje aplinkoje atsidūrę? Pakol kas viskas gerai, temperatūra, kokia viskas? Nežinau. Įsimiegojom, nuotaikas geras. Nuostabu. Žiūrėkit, koksai fainas. Kaktusiukas. Ir žydi. Gėlytė žydi. Tai žmonės laimingi gyvena. Net dovanų nesusirenka. Labas rytas. Kaip gitutė? Labas rytas, labai gerai, ačiū. Kartais atsikėlėm prieš 6. Jo, nepatinga, tai sakiau, dabar grįšiu į Londoną, kokią 2-3 nakties turbūt kelsiu. Gražiausias tai vaizdas. Kur mes atvažiavom, tiesą pasakius, nežinau. O mūsų restoraniukas labai faina. Ten toli kalnai labai jau gražus, eiktų savo. Ir Vytautė išėjo pasižvalgyti. Kur čia mes Vytautė esam, atsiprašau? Bannerman Springs Resort. Tai čia yra vienintelės gyvenama vietovė šitoj dykumoje. Oh my goodness. Tai arčiausiai Death Valley ir jo. Pakol kas 7:30, labai patogi temperatūra. Labai. Pakol kas jo. Bet. O žada būti? Žada būti ne tiek daug kaip visą laiką, iki 39. Dažniausiai būna iki 49. Tai mums tai labai pasisekė. Netokia aukšta. Nesusvilsim. O ten matai, kad žmonės ir su palapinėm gyvena ir matau, yra su autobusiukais atvažiavę. Tai gali prie tokio karščio gali ir palapinę išsinuomoti. O mes iš Londono reikia kondicionierių. Tai su kondicionieriais mūsų. Tikrai. Nors naktį nebuvo karšta, sakyčiau, labai patogu, nereikia kondicionierių. Taip, visai fainai. Kai atvažiavam, buvo gal 26 kažkas tokio. O kaip važiavosi? Važiavosi, tai mėgojom didžiąją dalį merginos, vairuotojas gerai, kad nemėgoja. O pravažiavom tokį ruožą, kad toks labai jautėsi, kad esam kitoj planetoje, ar dykumoje, ar kažkur taip labai, labai toli. Ir taip toks baimė biški suėmė. Jeigu kas nors nutiktų, ryšio visiškai nėra. Mes atskirai su mašina nuo kitų dviejų ir kelias toks, kai dykuma visai, be jokių ženklų, be jokių ženklinimų, tiesiog toks važiuoja ir darda, atrodytų kažkada pasilydęs buvo biškiai, tada sustingo. Ir, jo. O čia įvažiavom į tokį kelią, toks, ir juostos visos, ir lygus, ir gražus, ir naujas. Bet tuo laiku kiti ekipažai girdėjau tenai siaubo istorijas pasakojo, kaip ten mašina apvirtus, kaip ten išsilydžiusios padangos, kaip ten dar kažkas. Patirtis vieną kartą tikriausiai. Jo, labai faina iš tikrųjų. Žiūrėsim, ką šiandien diena atneš, nes važiuojam ir į Death Valley.
tą žemiausią Amerikos vietą ir į Valley of Fire. Irgi toks gražus kanjonas. Pamatysit. Tikrai jaučiuosi kaip filme, žinokit, nieko nesuprantu. Dar trūksta miego. Bet, labai gražu. Mūsų mašinytės ir namukas. Mes čia miegojom. Labai toks cute namukas. Gerai, žodžiu, kad ir skubam, bet labai greitai. Kur čia mes gyvenam? Sorry, bardakinės. Savkutė miegojo Sauliukas. Jo, čia buvo labai įdomiai, žodžiu, miegoti. Čia lempa labai faina. Tak, čia miegojo Artūras. Čia miegojo mes Arūną. Čia buvo Vytautės ir Remigijaus kambarys. Foteliukas koks. Kiti miegojo va šituose namukuose. Žiūrėkit, kaip fainiai. Kaip filme, grinai. Tik trūksta kaubojos dar kokią nors ten, nežinau, su arkliu. Žiūrėkit, koks stogas fainas. Toj kolonėliai buvo paliktas lapelis, parašyta V, kur mes pasiėmėm savo numeriukus, kuriuose namukuose mes gyvensim. Labai buvo įdomiai ant lango priklijuota, tai pasiėmė raktas viduj. Laimingas Arūnas. Filme dalyvauja. Mane filmuok, mes Amerikoje. Tokioj tundroj, nežinau kur. Kolonėlė krūta, tas džipas. Jo. Bet kiečiausia tokia rančo kavinė. Čia taip ir norisi pasėdėti. Jaučiamės kaip aktoriai. Ne, kaip filme būtum. Tokie, ne, kur filmus filmuoja, tokie medinės čerpės, ne, pafilmavai medinės čerpės. Jo. Grinai medžio gabalai, stogas. Ir einam valgyti. Gerai. Einam valgyti. Amerikoniški blynukai. Jam. Mirties slėnis žemiausia Amerikos žemyno vieta. Yra vakarinėje Jungtinių Amerikos valstijų dalyje, Kalifornijos valstijoje, apie 86 metrų žemiau jūros lygio. Įduba susidarė dideliam žemės luitui įsmukus žemyn, o šalia esanti žemė iškilo ir tapo kalnais. Taip pat yra ir karščiausia JAV vieta. Čia 1913 metais buvo užfiksuota aukščiausia JAV temperatūra, kuri siekia 57,7 Celsijaus. Mirties slėnyje iškrenta labai mažai kritulių, reti, bet gausus gali sukelti potvynius. Mirties slėnis atrastas apie 1849 metus, kai čia atklydo į Kaliforniją traukiantis aukso ieškotojai. Nuslūgus aukso karštį, mirties slėnyje pradėta ieškoti borakso. Kas yra tai? Boraksas yra natrio boratas. Šitas. Ar norite sužinoti jo cheminę formulę? Taip. O mirties slėnis susigadina dėl to, kad ten karšta labai, ar dėl to, kad ten daug mirė nuo naktės. Kad, žinai, tas... Bandau dar pažiūrėti, ar daugiau... Žudė vieni kitus tenai. Ne dėl to. Nuo aukso ieškotojų. Atžiūrėk, koks karštas smėlis. Ne. 10 neleidžia. Jo? Neleidžia, ne? Ne, parašyta don't go up to 10 a.m. Vytaute, kur mes sustojom? Sand dunes, kopose. Nereikia nei Sahara, nei Tenerife, ar kur ten važiuoti, viskas toj pačioje Amerikoje. Kur jūs paisliuo? Rėkit. Va, Amerika turi savo dykumą, Kaliforniją. Ką nori? Plikus laukai, miškai, su aukščiausiais medžiais pasaulyje ir smėlynai. Viską rasite Amerikoje. Ir džipai dideli.
Kas vyram svarbiausia. I've always been a rolling stone with a reckless streak. Yeah, the grass never gets too grown underneath my feet. City lights, southern stars, no such thing as gone too far. I'm running wide open. I was born with my feet in motion. Since I met you, I swear I could be happy anywhere. Any map dot location, you're always my destination. You're the only thing that I'm chained to. I could be happy anywhere. I could be happy anywhere with you. Taip, atvažiavom į Death Valley. Salt Flats. Atvykome pagaliau. Ir ties slėnis, sakė, čia auksą kažkas kasė, kas ten buvo katastrofa, ne katastrofa, bet niekas vienas gyvas, tik tai išliko. Temperatūra 35. Čia einam materialas. Sakyčiau, druska. Aš sakyčiau, kad čia druska. Tai čia druska, ne? Ragau. O, spjaut, druska. Tai va. Mes paragavau 100%. Ragaut, bet laukiam, kas drąsesnis bus. Nu tai ką ten? Sveikinimai. Kaip dienytė, happy. Labai. Papasakok apie tylą, kurią nufilmavai. O, tiesiog nebuvau girdėjus nieko panašaus iš tikrųjų. Stengianti ausyse. Tikrai paliko didelį įspūdį. Yeah, the beauty of the northern lights in my mind is faded. The blue sky over Telluride next to you's kinda overrated. The winding road, let it twist. My home's wherever your heart is. I'm running wide open. I was born with my feet in motion. Since I met you, I swear I could be happy anywhere. Any map dot location, you're always my destination. You're the only thing that I'm chained to. I could be happy anywhere. I could be happy anywhere with you. So girl, I hope you know, wherever you go, I know. I'm running wide open. I was born with my feet in motion. Since I met you, I swear I could be happy anywhere. Any map dot location, you're always my destination. You're the only thing that I'm chained to. I could be happy anywhere. I could be happy anywhere with you. I could be happy anywhere with you. Matot, stiklus gali išdaužyti, žinok. Tas karda eina, matai? Liesos. Na, krūmas eina. Sakyčiau, kad čia jie tikri. 4 skorpionai. Skorpioniukai. Su sakydinom
šitą spėjau, kad čia gyvi, o pažiūrėk, čia viduje. Čia jau kažkokiems... O čia jie gyvi? Nežinau. Nekruta. Bet parašyta, kad do not touch. Gerai, šiandien 23 birželio. Šiąnakt nakvosim Quality Inn Breeze Canyon, Utah. Miegosime ekipažais. Ekipažais? Taip. Valgysim Hot American Breakfast. Rytoj naktį miegosim Kajenta Monument Valley. Arizonoje jau būsim. Miegosim po 4 arba po 6. Vėl valgysim Hot American Breakfast. Ir turėsim baseiną, sporto salę ir skalbyklą. That was no daddy's dream, was not your mama's prayer, but I was your first and your last ticket out of there. I caught your wings on fire when I smoked my Bronco tires out of that town. I'm good at rolling dice, no good at standing still. You like the thought of chasing life instead of dollar bills. We're living reckless, nothing to catch us, baby, but the ground. This ain't for everybody, toes hanging off the ledge, like we got nothing to lose. Ain't always heaven, baby, this living on the edge. You holding me, holding you, it's a hell of a view. I paint with my old Gibson, you paint your purple sky. This town's a canvas, baby, let's paint it red tonight. Go out like shooting stars, chasing what's in our hearts, into the blue. This ain't for everybody, toes hanging off a ledge, like we got nothing to lose. Ain't always heaven, baby, this living on the edge. You holding me, holding you, it's a hell of a view. Hell of a view. Ant pylimo, dėl jauno mergelės, dėl mylimo. Oi lylia, oi lylia, oi lylia, la. Dėl jauno bernelio, dėl mylimo. Per vandenėlį. Gražūs vaikai pelėdos, gražūs vaikai pelėdos, gražūs, 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 gražūs vaikai pelėdos. Pirko muilo pelėda, pirko muilo pelėda, pirko, 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 pirko muilo pelėda. Pirko, 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 pirko muilo pelėda. Pelėda, pirko dešrą pelėdą. Informacija turbūt degalinė yra už 10 minučių. Čia bus sekantis miestelis, tai gana nebrangiai irgi. Ok, tinka maisto. Nenumušinėkit kalbos, nepasiduokit. Mums labai tinka, bet jei nesugalvojat jau ko dainuoti, tai apsakykit. Kiek suprantu, atvažiavam prie Didžiojo kanjono dambos. Welcome to Utah. Pirmas punktas buvo rytinė ir vakarinė pirštinaitė, kurios atrodo kaip rankos. Jos pažymės dvasinę apsaugą
dvasinės dvasias, kurios saugo šitą lauką. Šitos pirštinaitės dar pavadintos dviejų buvusių kareivių vardais, kurie ieškojo čia sidabro šitose slėniuose. Dabar važiuojam prie Dramblio užpakalio. Wow! Įsivaizduoti milžinišką dramblį, žiūrinti į vakarus, į dykumą. Užpakaliuką atsukęs mums ir žiūri į dykumą. Na, čia fantazija mano irgi taip nelabai veikia. Nu ir mutė trečią paskaitysi. Gerai, tu jau pračytas. Pagal jų kalbas mes fantazijos visai neturim. Trečias punktas yra 3 seserys. Tai unikalus akmenų masyvas. Ketvirtas punktas yra Johno Fordo taškas, tiesiog vieta, pavadintas pagal Hollywoodo režisieriaus, kuris padarė Johną Veiną garsiu. Šita dykuma turi visus 4 metų laikus. Navajo genties originalusis pavadinimas yra Cebinizikei. Parašyti visai kitokiam reikia. Cebinizikei. Wow. Tibinizikei. Cibinizikei. Žiūrėkit 4 vėliavas kažką. Bet čia Amerikos atraibų, man atrodo. Buvo kupranugario Bijut. Tai reiškia vidutinės korozijos kažkoks tai daiktalykas. Šiaip šitą vietą Navajai mato tai kaip ugnies vietą vidury milžiniško Kaip supratau, mums dabar į ten. Hogano. O Hoganas tai yra Navajo namai. Ok. Navai yra indėnų gentis. Ir čia prie to paties, ar dabar dairyktis, būtent va kažkur tai yra Kaip apačiai. Reingot mesa. Tai reiškia, nu tas šitas aš suprantu, čia verčiu tai pažodžiui, Dievo kalnas kažkoks tai Lietuvos. Mesa tai yra pradinė erozijos dalis, kur yra plokščia, kiek įmanoma plokščia. Tai va čia vadina. Navajų giduoliai, ta prasme, meldžiasi ir dėkoja lietaus dievui, kuris duoda vandenį žmonėms. Čia žiūrėkit, gyvena kažkas. Aha, dar vienas turtingas. Private property. Eikit savo, kaip čia gerai. Va čia jie gyvena. Na, žodžiu. Dabar mes artėjam prie paukščio. Tai čia tie gal kur prekiauja ir gyvena. Gali būti. Aha, paukščio ką. Bet žiūrėkit, nu čia nuolos tai kaip koks, žinot, kaip bažnyčia paveikslas būna. Tai įsivaizduoju, čia taip gyveni kiekvieną, ir čia jie kiekvieną. Taip, šeinė ir tokio. Daspaja, tai reiškia labiausiai jau korozijos pažeisti stulpai. Stulpai ten. Istorinis ir mitinis žymeklis. Žiūrėkit, kaip Egipto čia kokias, wow, sfinksų. O, wow, čia gerai atrodo. Bet dar šalia jo kažkokie tai iškylantys šokėjai. Iškylantis iš Hogano. Kas Hogano jau pamiršau? Tai ten gal tiesiai. Nesigilinam. Iš Hogan tinka. Nu, kažkokie totemas ir šokėjai. Jeigu ką, tai čia sakė, bus mano valdos, nes jeigu aš ten, žinai, ištekėsiu iš to čikono, kur gyvena private valdoj. Čikono. Matė, ten buvo privati valda? Taip. Tai čia bus jūsų valdos. Nu ir pasisekė jom tiesiog, nežinau, sveikinu. Aukso puodas. Tikrai. Bye, varnutė. Gar. Pakarksėsi? Labai gražu.
Oi, kokia gerulė. Dar pasigražėkit. Kokia tavo mašina graži. Oi, atsiprašau. Come to Arizona, yeah! Ne visi žmonės pratę lakstyti. Ir šypsos. Bet svarbu nelakstyti. O, žiūrėkit, kaip važiuojam per kokius kalnus. Grožėkitės. Kaip čia nekrenta nieks. Akmenis žiūrėk, kaip prapjauta, nieks nekrenta, ne cementų nebepurkšta, kad wow, žiūrėkit dar. Nesibaigė. O jo, visai kitas statas, ne? Įdomu, kuris čia kalnuočiausias yra. I'm speechless. Welcome to Utah. Utah! Yay! Kas darate? Welcome to Utah! Atvažiavom į Bryce Canyon pasitikti saulę. Nieko nori juodai, bet žinau, kad reikia. Ir bus labai gražu. Labai pačiai gražu. Jo, tikriausiai. Aš dar miegu, man sunku, bet... Čia ką matėm? Kažkaip. Tenerifei, tos Newfoundlands, viena pažiūrė visas lėnis. Nežinau, ar tai žiūrė. Ateisim paskui dieną, ne? Jo, mes turėsim 4 valandas pasi. Šaunuolės mūsų mergytės, sėkmės vairuoti.
Nežinau, ar iš čia išvažiuosiu. Tu? Švenčia. Čia negali likti. Dar vieną. Mano meilė atsilieka. O, čia medis. Atėjote į mano namus, nebūkit kiauliukai. Bukas kūtės. Ездите, Марья. Šiai tai. Nerealu. Ryte, ką aš galiu pasakyti, be jūsų niekai. Nebūčiau. Aš galiu pasakyti. Čia mano pirmas, aš niekada tokiuose nesu niekur būsiu. Kalnus kopinėjus nesu niekur. Ar laimingi žmonės grįžta? Pavargę, laimingi. Labai laimingi ir pavargę. Nuostabu. Va, mūsų, kokia čia dabar... Alpinistė. Kokia tu ten? Ne chormeisterė, bet... Kaip jaučianti komponavimui komponiatorė? Ten kažkoks titulas labai gudrus, bet neatsimenu. Išdrįsusi pakomponuoti. Šaunuolė, nuostabiai komponuoja, mes labai džiaugiamės, labai. Tikras nerealus. Jūs irgi. Būtume dvigubai greičiau parėjai, ne? Jei ne aš. Va čia tai aparatas. Tak, ką čia mano kamerytė? Na ką, ką čia daryti? Aš prisijungiau iš tų susijaudinimų. Pirmą kartą grįšim po šviesiai. Eisiu tiesiai į lovą.
Tai bus restoranas? Eisim ieškot? Ką? Ar visi jau gal jie bus suradę? Gal suradę bus, mes tai žadam, ne? Jo, mes tai žadam. Kristina čia klausia. Kalinius irgi taip vežioja. Nu, aš irgi girdėjau. Vėjas plaukus man kedena, skubam, kraunam čemodaną. Ekipūrių pažas fūras lenkia, skubam mes į dainų šventę. Meilė dainai jungia mus, kai bebūtų bus sunku. Laimė būt gausos dalim ir dainuot su širdimi. Wow, Gitanas. Nereal. Fotografas jau trina nuotraukas. Taip. Kaip ten ta. O. Nuostabu. Oi, kiek čia daug žmogeliukų. Labai gražu, labai. Kaip aš atrodau, pala? Gražiai? O, nu neblogai, bet nieko tokio. Nieko. Svarbiausia, aš graži, kiti nesvarbu. Visi tą patį galvoja. Greitai. Iš kurios rankos? Iš dešinės, prašau. Ačiū. Mes 2. $17, kurių turėjo kaip ir nebūta, ne? Teenageriai. Teenageriai. 19, teenageriai. Biški elgiamės kaip teenageriai, ne? Padykę. Biški kartais pikti, kartais paverkiam, kartais susipykstam, kartais susitaikom. Ne? Tai turbūt tas 19 toks ir yra. Taip? Toks paaugliškas. Tai labai visus sveikinu, labai visiems ačiū ir jis toks kitoks, nes jisai... Tikrai? Yra mes Amerikoje. Jisai Amerikoje. 15 turbūt ir daryto, ne? Varyt on Route 66. Tai mes dabar sėdim prie Route 66. Ir švenčiam gimtadienį. Tai labai visus sveikinu. Labai visiems ačiū, sveikinu čia atvažiavusius. Ir dabar kelionė mūsų dabar tik tai bus geresnė. Dar geresnė, teisingai. Nes mes tiek čia daug gėrio turėjom, bet bus dar geresnė. Nes mes dabar pradėsim dainuoti. To jau skrendam dainuoti. Tas ir yra mūsų tikslas, teisingai. Ir aš tikiuosi, kad po šitos kelionės mes dar būsim artimesni. Ir muzika mūsų dar labiau skambės. Ir jūs dar su didesniu noru eisit į klausą. Ir mūsų tik daugės. 18. Už 17. Tikrai taip, nu dar su vyne buvo. Neskamba. Masai neskamba. O štai kolius dėliotis, aš įsidėsiu, ne? Kaip gausis tai? Neturim likti maldą. Oi, šitą gabaliuką jau mano šakutės. Šitas yra žiūrėk su sviestu. Dainingų metų, dainingų metų, dainingų metų, linkime. Maricopa Point, Powell Point, Hopi Point ir Mojave Point. My goodness, kokie pavadinimai. Indieniški. Okay, Grand Canyon, Maricopa Point. Čia man atrodo I never let my guard go down, but you messed me up when you came around. When the high wore off, no, you needed space, but I don't want to wait. I don't wanna miss it. 2,000 miles in an ocean away, but I see the sunrise. Oh,
su danguolėm matau. Matai, o danguolė. Nu kaip jums šita salė, kaip įspūdys? Didesnė gal nei Kanada. Einam ieškoti savo vietų. Taip, aš matysiu štai. Labas rytas, kaip mergytės. Nerytinės. Nerytinės, aš irgi nerytinė. Bet vis tiek nusišypsom ir viskas gerai. Vytaute, žinai ką? Kanadoje mes irgi taip pačiai sėdėjom. Aš prie tavęs dainavau. Trys. Buvau aš, tada tu ir tada Teresė buvo vietoje Dianytės. Toronte. Toronte. Čia prieš kiek metų? 15. Remigijus jau dirba, šaunuolis. Linkime gražaus koncerto. This
Gitute, papasako, kaip mūsų koncertas. Labai gražus, atgaiva sielai buvo, visi labai gražiai dainavo, visas natas tęsė, visi stebėjau, ypatingai visus tos. Verkiau per vaikų dainą, kur buvo apie jūreivėlį kažkaip. Keleiviai? Jo, va ten buvo graudžiai, jo. Tai sakiau, pasižiūrėsiu, kokie ten akordai, nes matyti yra tam tikri akordai, kai aš jau pradedu bliauti. Pagal tonaciją? Jo, tokia mintis buvo. Jo, tai va. Tai kaip geriau visgi, ar reikėjo sėdėti ir žiūrėti, ar dainuoti? Ne, čia buvo mano svajonė sėdėti ir žiūrėti, bet aš vis tiek kartu dainavau, už Raseinių ant Dubysos, tai traukiau nuo pradžių iki pabaigos. Oi, super. Tai sveikinu visus. Ką tu te pasakys? Sveikinu visus čia atvykusius ir padainavusius ir džiaugiančius ir nekomplaininkius. Nieko, visi laimingi. Labai visus džiaugiuosi ir tikiuosi ne paskutinis kartas. Mes taip pat. Kviečia jau kitais metais. Sakė 55. Bet tu te girdžiu, kad labai dainavai, taip iš širdies. Taip girdžiu, kad jau biškį net pakimai. Visą balsą, visą širdį, visą ką galėjau. Prakaitas eina nuo viršaus iki pirštų galiukų. Va, kaip reikia atiduoti visą širdį, mokinkimės. Bangas dariau. Super. Nes dabar balso nereikės kuriam laikui. Jo. Tik tai, kad jau gaila, kad baigėsi. Bet greitai praėjo, ne? Labai. Kaip nuo 2 iki 5:30. Ir mes su Simona verčiam ir jau žiūrim vieną tautą vieną. Ir paskutinė daina. Susigraudim. Jo. Sveikinam. Taip, dėkui labai. Ačiū. Jo. Bet čia galima pasakyti? Taip. Prašau. Jūs čia visi prisiverkėm te. Taip. Aš jai pasakysiu. Tu nebūsi jau mano grobis. Nesuspėjau tavęs pagauti. Nors ar sklidinas dvasios lobių, tau į lobius šitus nusispėjo. Kas iš grožio senobino liko? Paskaičiuok piršteliais aistringais. Piniginė, pilvas ir plikė. Dar raukšlės lyg būčiau protingas. Iš visų mano grožio burtų sąnariai dirbtiniai gražiausi. Jei būtum akla ir apkurtus, susijaudintumei tikriausiai. Irmute, kaip tu jautiesi? Pirma dainų šventė tikriausiai, ar ne? Jo, pirma. Ir kaip? Kai praeisiu keletą, galėsiu pasiminti, ką nors daugiau. Dabar ką žinau. Gaila, viskas baigėsi. Kol sulauksim dar kitos. Jo, laukim 10 metų ir vėl pasibaigė. Baltas paukštis labai gražus, labai jautriai. Nuo A iki Z nufilmavau baltą. Yes. Labai jautriai, ten visi ašaras spaudė, jau ten visi dirigentai. Viena dirigentė buvo tokia labai jau aktorinė. Aha, aš irgi tą norėjau pasakyti. Taip. Labai gerai jinai varė. Jinai jau ten ir nustoja diriguoti ir atrodo, jūs čia patys varom. Kažkai žiūrėjau, man tiek svarbu, Baltas paukštis. Kokie jausmai, kokios mintys, kaip garbė sudalyvauti šio šventį pirmą kartą. Tai aš sužavėta, jaučiuosi tokia kažkuo papildyta, nekasdieninis vaizdas akim. Jo, tiesa. Labai džiaugiuosi. Šiek tiek apėmė tokios emocijos. Visgi ta Lietuva daug ką sako. Dabar varom puoštis. Vakarėlis laukia, nesvarbu, kad kojos nutrytus, bet dėsim batus dar aukštesnius. Gražiausias suknes trauksim, kurių neturim. Tiesiog palinkėsiu visiems gerų vakarų, užbaigtuvių, rytoj namo skrydis. Eina, savo negaila, kad jau rytoj skrydis namo. Labai netgi. Norėtųsi dar pakeliauti. Viskas, kas gera pasibaigė irgi.
Jo, tiesa. Lauksim kitų kelionių. Belgijos. Jūsų šienas dar nepjautas, vyrai ir jūs. Jo. Kaip visą laiką ruošiesi, labai greitai praeina ir paskui galvoji, ar spėjau pasidžiaugti, ar spėjau būti joje, tikrai taip išjausti tą visą. Ir ką manai, ar spėjai? Daug nefotografavau, nefilmavau, tai manau spėjau. Spėjau ir apsiverkti, spėjau ir viską padainuoti. Jo, labai graži. Labai ilgai užtrunka tie visi organizavimai, 3 metus jie ten ruošiasi. O mes tik tai rugsėjus. Jo, atvažiavam 1-2 ir pasibaigė. Ir labai gražu, kad visi susirenka, visas miestas pilnas lietuvių. Eini, matai marškinėlius savus, sveikinasi žmonės. Tiesiog labai fainai. Tikrai. Labai geras jausmas, tikrai. Būti kartu, nežinau, yra gal keletą kitų šalių, kurios irgi taip pat Latviai daro tą tokį dainų šventės kitur. Nežinau kaip kiti, bet tokia labai vienybė jaučiasi, labai faina. Labai faina būti lietuvių šitoj šventėj. Einam ilsėtis, rengtis, persirengti. Ir gerai. Į balių. Mes į salę, kur mes buvom. Čia mes. Tai pačioj salėje. Matai fontą. Matau ir jūras. Tą ežerą matau. 7:30 važiuoju, 30 važiuoju. Wow, iki brangiai, gero vakaro. Laukiam lėktuvo. Labai gerai įsitaisus. Nuostabu. Sauliukas jau dainuoja. Kokią dainą dainuojam? Net nežinau nieko. Nieko kol kas nesudainuoja dabar. Atsidainavom jau vakar. O, nauja kepurė Boston jau. Kaip miestas, taip nauja kepurė. Kolekcijon. Jo, kolekcija čia. Nuostabu, gerai. Kas jūs taip sužavėjo Niujorke? Didybė. Bet tai Londone irgi tokia pati, ne? Ne, visiškai. Londonas 10-20 kartų mažesnis už Niujorką. Ir pastatai ir viskas. Neprilygsta. Ai, paštą tikrina. Aš galvojau, dar žiūrit, kur dar išbėgti ir ką pamatyti. Į kitą terminalą nebent. Jo, gera idėja. Gal ten dar rasim vieną Hudson parduotuvę. Gal dar kažką ten pamatysim. Taip, jau apsiimate Instagramą, kaip čia pasakyti, ką ten daryti, redaguoti. Reiks padaryti balsavimą per repeticiją. Sakė, jie tą papilvuoti, ją kaip groja. Tai čia bus pirmas dalykas, ką padarysim. Ką Irmutė dirba? Jau dirbau. Jau dirbi? Nu, come on, dar tau diena viena. Stebėkit, lagaminai dabar eis, pažiūrim krovimą. Eik tu sau, einam filmuot. Jiem čia, žinai, džimas. Kienų lagaminas, ne. Ir mano ratukai, bet tik 2 matau. See you soon. In London. Va tu prarys. Paskutinė stotelė mūsų Amerikoje čia. Taip? Paskutinė. Šiaip vidu yra tai, kad keliaujame dar kažkur kitur, bet iš tikrųjų grįžtame namo. Ko tu taip artėti? Kad geriau girdėčiau. Ai, gerai. O dabar gerai girdi? Gerai. Namo visai nenorim važiuoti. Taip? Aš pasakiau, ką visi galvoja. Taip. Nors savo lovos pasiilgom labai. Nu va, tas paskutinės minutės tempiam, neinat, ten seniai lipa visi, o mes tempiam dar kiek įmanoma. Kol jau laukiam, kol pakvies į lėktuvą.
Sakys, pavardėm jau choras gausa, ar galite įti lėktuvą, kiek jūsų galima laukti? Mano tas. O tai nepirkai Bostono treninkį? Jisai naują nusipirko šitą jau. Taip, Su Bostonu? 60. O kodėl ką būtent su Bostonu reikėjo? Nereikėjo. Nieko nereikėjo. Tai tik įėjom potkino. Na, jie dabar sulygina, ar čia tipo tikrai turbūt. Pagal akis. Ar tikrai išskridome? Jo. Ar tikrai išskridome? Ką čia veikia? Truk, ne? O, mano draugė. Reikia pižamą? Parodysiu. Pagalvė va pastatysiu. Labai geras. O, Turim adėliuką. labai gerai, prašom pareklamuoti. Turim dar miegojimo akinius. Ir dar turim. Nusim kuprinę. ausinės. Wow. Galėsim žiūrėti filmus, jeigu pamiegoja prabusi. Namo. Valio. Ašaros byra. Net, tu tai net su dviem adėliukais matau. Paskutinės minutės mūsų Amerikoje. Visi labai excited. Nusiteikinėję skaniam miegui. To get everyone over across the pond as quickly and safely as possible. You can assist us. Okay, quickly and safely, As you get to your okay. seats, please step out of that main island into your row so those behind you may do the same and we can make our 15-minute departure time.